Reikia apžvalgą 2 dienų padaryti. Reikės vakare. Yra ką papasakot, man atrodo, ne? Yra ką papasakot, 2 dienas nieko neįrašinėjom, kaip tyčia. Ir atminties kortelė mirė. Ir dar buvo nuotykių, bet mes papasakosim vakare. O dabar keliavom į Palpit Roką. Kaip ten sakei, liežuvį kažkokią, ne? Ja, liežuvį vadina. Ja, tai vaizdas nuo uolos, bet tai visi turbūt matė, bet mums irgi reikia checkpointų užsidėti. Dabar bandom pasiekti tą vietą. Kovojam už taškus, tiesioginė to žodžio prasme. Taip. Vakare sužinosit, kodėl. Gerai, keliaujam toliau. Lipam ir vis pabaigos nėra. Tikriausiai nesimato statumo, bet labai statu. Lietuva, graži tu gamta. Klein stukjes omhoog. Hè? 3 van dit soort kleine stukjes omhoog. Pagaliau užlipom. Žmonių tai čia tų tarakonų. Na, kaip ir visos lankytinose vietose. Daugiau mažiau. Vytas ateina. Raimiai, mes verkiam, kad pavargom, žiūrėk, mamos su kūdikiais užlipo. Nu. Jo. Nuo paties krašto. Aš aišku arti neisiu, nes bijau. Aš tai nebijau. Vytas nebijo, nueis. Ten visi eina į tą kampą tiesiai esantį fotografuotis. Čia eilutė tokia stovi ir kiekvienas iš eilės. Hello. Nefilmavau 1,5 paros, ne? Nu, beveik 2. Čia batėt, užkopėm į kalvą šiokią tokią, pakopinėjom, pasivaikščiojom. Bet užtat vakar kokių nuotykių buvo. Jo, viskas prasidėjo užvakar, šeštadienio vakaras, atminties kortelės. Atmintis baigėsi, o buvo šeštadienio vakaras, nebuvo kur nusipirkti naujos. O pasirodo, sekmadienis apskritai niekas nedirba Norvegijoje, tai sekmadienį nefilmavau, bet sekmadienis buvo wow. Tai, manau, Vytas papasakos, kas buvo wow. Nu, ką aš galiu pasakyti, aš nei rasistas, nei nacionalistas,
Bet dabar mano sąraše dvi nemėgstamos Žmonių rūšis. žmonių rūšis tai yra ryžiai ir žydai. Tai apie žydus aš nekalbėsiu, bet apie ryžius. Žodžiu taip, vakare, temsta, liko mums kiek ten, apie 100 km iki čia dabar, kur esam. Panašiai. Ir Raimis sako, kažko mocas užgeso aikšteliai. Bet sakau, užsikūriau, važiavom toliau. Nu ką, pravažiavom gal kokius kilometrą maksimum. Sako, viskas, nebedirba, užgeso, nebevažiuoja motociklas. Nu ir ką, realiai neužsikūrė, vidury kelio jau tempt pradėjo. Nu, ne ten, bet jau žinom, kad tuoj pradės. Jau vakaras, jo, dar 100 km važiuot. Mocas neužsikūrė. Kažkas zyzė. Ką, ant kelio išsiardėm, nusėmėm plastikus, pradėjom ieškot. Padarėm, kur dažniausiai bėda būna, vis tiek neveikia. Pradėjom toliau ardyt. Kažkur šviesos arba šviesų realiai užtrumpino ir neduoda motorų užsikurt. Tai realiai ką padarėm, atjungiam visas šviesas. Ir tada užsikūrė motociklas. Surinkom viską, sudėjom, tai dabar tik tai viena bėda, kad gabaritai šviečia. Šviečia gabaritai ir posūkiai neveikia. Bet, nu, ačiū Dievui. Nesmė, žodžiu, važiavam toliau. Esmė, kad motociklas važiuoja. Tai va, bet čia dar ne pabaiga. Kodėl ryžių nemėgstu? Pradėjo tempt, šviesų nėra, galvojam, jau nebetraukiam, stojam kažkur pakeliui. Nu ir ką, vienas parkingas, kitas parkingas, nėra kur palapinę statyti. Ir šalia kelio fjordas, didelė pieva. Ir galvojam, stojam čia nais, pasistatysim, pernakosim, vienai nakčiai bus gerai. Vieta gražiai, jokių ženklų, tik tai šniuriukas buvo toksai. Šniuriukas, bet toks paprasta virvė. Perjuosta 2 kuolai ir viskas. Už jos tokia aikštelė, skaldos, pasistatėm motociklus, išsikrovėm palapinės, susidėjom, pasistatėm staliukus visus, įsitraukėm, valgyt pasidarėm, pavalgėm ir žiūrim, privažiuoja mašina. Įvažiavo ir stovi, aš nuėjau pakalbėti, sako, jūs mano teritorijai. Tai yra mano brolio teritorija, yra privati, aš pradėjau aiškinti, kad, nu, pas mus tiesiog tokia situacija, kad mes suprantam, atsiprašom, jeigu galit, leiskit pernakvot, mes sumokėsim, nes šviesos nešviečia, neturim ką daryti. Nu, tikrai ekstrinė situacija. Nu, jisai sako, gerai, kaip ir supratau, kad jisai leido mums pernakvot. Mes pavalgėm, jau ruošiamės miegot, atvažiuoja mašina, sūnus atvažiuoja. Sako, sorry, bet jūs čia negalit nakvot. Darykit, ką norit, važiuokit iš čia. O pradėjo lyt lietus, tamsu. Žiauriai lietus lyt pradėjo. Sako, arba kviečiam policiją, arba jūs dedat savo daiktus ir važiuojat. Aš ten jau maldavau tiesiog, gal kokie, nežinau, pusę valandos aš ten prašiau ir tėčiui jos skambinam. Norvegų užsispyrė, jie matyt labai pavargė nuo tų turistų ir kategoriškai sako, ne, čia yra principo reikalas, duodu jums 2 valandas arba kviečiu policiją. Nu ką, nusprendėm važiuoti kitur laimės ieškoti, o prasidėjo toks lietus. Mes permirkom visiškai, visi daiktai permirkom. Gerai, kad toliai važiuoti, nereikėjo 4 km. Pasisekė, kad už 4 km radom kempingą. Tai tiesiog iššokom, ant smūgio viską pasistatėm, lietui pliaupiant, permėgojom, o šiandien ryte... Baloje. Tiesioginė to žodžio prasme. Realiai baloje mėgojom, jo. Visi daiktai buvo permirkę, tai šiandien ryte pavažiavom, paplūdinį sustojom, viską ant soliuko, ant tvoros įsidžiojom ir tiesiog sėdėjom, laukiam, kol išdžius. Bet norvegai jo... Jie parodė savo tokią pusę, mentalitetą, kad jie yra kategoriški. Ne, greičiausiai, kaip ir sakai, jie pavargo nuo tų turistų. Ir manau, kad turistų pavargė ir jie labai jų nemėgsta. Tai va, nieko, įsidžiuvinom, atvažiavom šiandien į miestelį netoli Stavangerio, užlipom į Olą. Gerai praleidom laiką. Aš nusipirkau atminties kortelę naują, nes jau šiandien pirmadienis. Šiandien pirmadienis, tai parduotuvės normaliai dirba. Ir maistas ir kažkokie gyviai sukandžiojo, žiauriai niešti, kasausi, neįmanoma. Bet
Šiandien gražią dieną turėjom, nes oras nerealus buvo, visą dieną saulė švietė ir lipom į, kaip kalnas vadinasi? Pulpit Rock. Pulpit Rock, tai yra ta žymioji Norvegijos vieta, kur yra iškišulys, toksai kaip dantis, ant kurio visi fotkinasi, turbūt visi esat matę. Ja, stovi gražiai eilutė, matėt video. Jo, bet įdomu tas, kad daug žmonių ir visi eilutė stovi ant tos uolos. Tai mes tiesiog nusprendėm nelaukti, pasifotkinom, nieką blogiau. Nesidarytos masinės foto. Jo, o pahaikinom šiandien realiai. Tiek gražių vaizdų čia paskutiniam dienom, tai buvo toksai cherry on top, sakyčiau. Ja, o po šiandien jau mūsų laukia iš lėto kelias link namų, link kelto, tai porą dienų važiuosim link kelto. Tokiu jau kruiziniu režimu, kad kuo daugiau kilometrų padaryti. Po kokius iki 600 km per dieną, tai... Nežinau, kaip seksis, žiūrėsim, kaip seksis. Bandysiu dabar filmuoti, nes turiu atminties, tai galiu varyti. Tai va, tai nežinau, kaip seksis, nes Norvegijai, daugiausiai kiek mes, 3,80 paėmėm per dieną turbūt. Daugiau buvo, apie 4 su viršum buvo. Bet labai sunku, jau nuo ryto iki vakaro turi važiuot, greitis mažas, apie 80-90, posūkiai, pakilimai, nusileidimai, tai tiesiog fiziškai neina paskubėti. Tai 400 kg, jeigu tokiom sąlygom, tai yra maksimalus kilometražas. Gal kažkiek daugiau, tai vat, sekit, žiūrėkit, kaip mums seksis. Iki. Salam aleikum.